Ar žinai, kas yra dykumos nuodėmė? Dykumos nuodėmė tai yra tada, kai tu esi dykumoje ir prieini oazę, pats atsigeri, pagirdai savo kupranugarius, bet išeidamas pamatai, kad toliau žmonės vos be pašliaužia, nes taip karšta, jie tai senai begėrė vandens ir jie šliaužia visai į kitą pusę ir tu jų nesustabdai, nepasakai, ei, stop, jūs ne ten einate, nes oazė yra čia, tu juos pasmerki mirčiai. Tai ir yra dykumos nuodėmė, bet lygiai taip pat ir mūsų gyvenime, kai tu pamatai žmogų ir turi galimybę jam padėti, bet tą galimybę ignoruoji ir atsisakai tą padaryti, nusprendi, žodžiu, ignoruoti tą situaciją, tada tu padarai dykumos nuodėmę, nes paprasčiausiai nepadėjai žmogui, kai galėjai tą padaryti.